Sveiki, šiandieną susipažinsime su 3ds Max programos langu, nes susipažinus su įvairiais meniu ir kur randasi įvairius įrankiai, bus lengviau dirbti ir nepasimesti su programa. Taigi, viduryje matome pagrindinį darbo lauką, apie jį ir jo valdymą kitoje pamokoje. Dabar pradėkime nuo įvairių kampuose matomų meniu pasirinkimo. Taigi, viršuje, kairiame kampe yra pagrindinis Max paveiksliukas, ant jo paspaudus išmetamas didelis langas, kuriame galima pasirinkti naują darbą, atidaryti, išsaugoti kaip, importuoti ir taip toliau. Šis langas yra skirtas išsaugojimui arba atidarimui įvairių projektų. Taip pat galima atidaryti parametrus, nusistatyti programą taip, kad jinai būtų individualizuota pagal jūs, arba uždaryti šią programą. Taip pat šalia yra greitieji mygtukai, tokie kaip atidaryti naują sceną, išsaugoti failą arba atidaryti failą, ir vienas mygtukas Project Folder. Jis yra skirtas, jeigu jūs žadate perkelti savo failus į kitą kompiuterį, jį apsimoka naudoti, kad būtų sukurtas aplankas, į kurį bus sudėta visi jūsų projektui skirti failai, kad perkelus jie būtų neišsimėtę ir kitame kompiuteryje programa veiktų gerai. Ir čia galime pasirinkti, kaip jūsų programa palika būtų nustatyta, tai dizainui ir taip toliau. Šį kartą palikame ant default, pradinio. Toliau yra pagrindinis meniu. Šiame meniu galime rasti absoliučiai visus įrankius. Jį taip pat galima išjungti, bet mes to nedarysime, todėl kad jeigu nežinome tam tikrų sutrumpinimų, viską galime per čia surasti. Žemiau esantis langas yra pagrindinis transformacijos meniu. Šiame meniu galima objektus transformuoti, pavyzdžiui, juos pažymėti, pasukti, padidinti, sumažinti, prijungti tam tikrus kampus, taip pat išsaugoti galutinį vaizdą, išrenderinti ir arba grįžti vienu veiksmu ar keliais į priekį ar atgal. Kairiame šone matome tokį keistą kvadratą, kuriame galime pasirinkti, ką norime matyti lange, galime išjungti šviesas, galime išjungti objektus ir taip toliau. Žemiau apačioje kairiame kampe yra programavimo jau langas, kuris yra skirtas patyrusiems 3D Max vartotojams, mes jo visiškai nenaudosime. Šalia jo matome linijas su skaičiais iki 100, tai linija skirta animacijai, tai yra rodomi kadrai, mes ją ateities pamokose tikrai naudosime. Po ja yra pagrindinė informacija, tai rodo, kad dabar yra non-selected, tai reiškia, jokie objektai nėra pažymėti. Šalia yra X, Y ir Z, tai koordinatės, kai būna pažymėtas objektas. Taip pat jas galima keisti, kad keistumėte objekto padėtį. Šalia yra raktai, šie raktai taip pat yra skirti animacijai. Ir apačioje dešinėje kampe yra ekrano valdymo mygtukai, apie kuriuos pašnekėsime taip pat kitoje pamokoje. Taip pat dešinėme šone matomas didelis meniu, kurį naudosime daugiausiai. Jame yra vos ne visos braižymai skirtos ir efektams skirtos sudėti įrankiai, tokie kaip sukurti, modifikuoti, galima nustatyti hierarchijas, animacijai, įjungti, išjungti tam tikrus vaizdus ir pagalbiniai įrankiai. Tai kiekvienas iš šių įrankių turi dar kelis subįrankius, tai galime sukurti tam tikrus kvadratus ar rutulius, galime pridėti šviesas, kameras, vėjo efektus ir panašiai. Taigi tiek šiai pamokai, sutiksime kitoje pamokoje.